jūs girdžiu. Scenarijos autorius Zavalniukas, režisierius Pritkovas, dailininkė statytoja Sazonova, kompozitorius Ptičkinas. Filmą dubliavo Lietuvos televizija. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Paulavičienė, redaktorė Dubauskienė. Tekstą skaitė Jonas Kavaliauskas. Sveiki, gyvi. Prisistatyti, manau, nereikia. Šitoj salėje, matau, susirinkote gausiai. Tikriausiai kiekvienas mane pažino. Jūs puikiausiai žinote, kur yra mano baterija, kur ir kokie laidai. Bet ar nenorit paklausti, kaip ir kieno dėka aš atsiradau? O, istorija ilga, kelių amžių. Nuo kokį pradėti? Pradėsiu nuo senų laikų. Na, visi įdėmiai klausykite, įsivaizduokite, pavyzdžiui, akmens amžių. Tada žolės džiūvo, vaistinių nebuvo, o vaikučiai sirgo. Iš tikrųjų, kaip pašaukti mamą, negi nusiųsi jai telegramą. Suka galva neandertalietis, pats nežino, ką daryti, kur dėtis. Sugalvojo. Ar matote tą dūmų stulpą juodą, kažkur kažkam nelaimė ženklą duoda? Ką aš matau, jau nereikia man ir sakyti. Aišku, serga mano mažytė. Jūs paklausite, kaip ji taip viską atspėjo. Tai širdis jautrioji jai pašnabždėjo. Jei ne širdis, tai dūmai būtų tik ženklas buvęs. Ir nežinotų ji, ar serga kas, ar žuvęs. O štai Afrikoje dar prieš 5000 metų garsus negrų tamtamas perdodavo žinias kaip telegramas. Klausykite, tamtamas pranešant tai, kad netoliese urgzdamas piktai aplink kaimelį basto žmogėdra, liūtas plėšrus ir kiekvienas gali pakliūti į jo nasrus. Už daugelio mylių tamtamas nuklys ir jo gausmą išgirs vienišasis medžiotojas vardu Dramblys. Girdėti signalai prityrusiai ausiai ir viską medžiokliai supranta puikiausiai. Kuku. Štai skelbia tamtamai jau negyvas žvėris ir liūtas plėšrūnas žvėrių neberys. Gyvenimas keitės be galo be krašto, kai žmonės sulaukė jau rašto.
pasiųsti žinią reikėjo. Senosios Romos paštas garsėjo. Eikliausius daug žirgus, skubus pranešimas, kaip griausmas nudunda dviratis vežimas. Koks džiaugsmas, kad ir apsakyt sunku. Sūnėno pasveikinimą prokuratorius gavo pačiu laiku. Sūnėnas įrašo, kad už narsą ir uolumą paaukštinti jį žada. Koks malonumas! Ir kad tuomet, kai baigs jau pūnų karą, su dėde jie išgers po vyno taurę gerą. Tos raidės patogumas, ant lapo viską matai. Mintis tiksliai tau perduota, aiškiai labai. Jaunasis išėjo į kryžiaus karą, jaunoji gaus laišką, žinią negerą. Taip, nuo kojų nuvarė 10 arklių, o pavėlavo tik 40 dienų. Šimtmečiai eina lėčiau, metai bėga greičiau ir sparčiau, o paštą gabena vis kaip anksčiau. Bet štai 18 amžius staigus. Prancūzija. Ant stogo stovi žmogus. Prieš pusvalandį grįžo karys, laimėjo mūšį marsiliečių būrys, jau sumušti raiteliai nekenčiamo grafo. Štai pirmos žinios perduotos pirmojo telegrafo. Taip greit išgirsti, sužinai, tik spėti, jų gyvenimas juda į priekį. Naujos technikos žingsnis spartus 19 amžiui atkėlė vartus. Buvusiam menininkui taip jau žadėta, kelintą dieną valgo tik duoną sužiedėjusią kietą. Vis su pinigais triuka. Kaip užbaigt pradėtąjį aparatą, Morzei galvas. Viską nulems jam šitos minutės, pergalė ar pralaimėjimas. Taip gimsta išradimai didieji, darbas ir kentėjimas. Slinko laikas, tas aparatas keitės, tobulėjo, bet pats principas išliko iki mūsų dienų. Kągi, šičia išradėjai sekėsi kaip reta. O štai telefonas mums primena kitokį metą. Telefono žmogui reikėjo ir turime jį dėka išradėjo. Jūs tik pažiūrėkit, matote, kiek čia žmonių suėję. Paryžius,
elektrotechnikos paroda 1881. Ai, kokia grūstis, tai bėda, kad duoda saldainius ar duoną, ne parduoda bilietus į paviljoną. Alio, vos girdėt gali. Iš proto varo. Jis dievagojas, kad jis Versalį. Iki ten 22 kilometrus plūkęs. Ne, tai stebuklas, negirdėtas stebuklas. Ir iš tikrųjų tai buvo stebuklas kadais, skriejantis balsas laidais. Bet dabar mes jau žinom, stebėtis gana, čia tik paprasčiausias magnetas ir virpanti membrana. Taip elektromagnetinius virpesius sukelti gali. O šie virpesiai sklinda labai toli. Štai stotyje, uoste ir gydykloj, milicijos skyriui, kurortos mokykloje, visur nuaidėjo alio skambus. Jis mums reikalingas yra ir bus. Pražūsiu ir aš ir lėktuvas, padėti kas nors ar man gali, o viešpatie vykit greičiau šitą karvę, kur nors į šalį. Kągi, ir lakūnui reiktų telefono, bet laidų neprikabinsi prie lėktuvo šono. Ir laivai, kai į jūrą išplauks be krypties, nieks laidų nuo jų lyg krantų nenuties. O ar negalima apseit be laidų? Galima, darė profesorius Popovas, nėr kalbų, kadangi jo sukurtas aparatas, pirmas radijo imtuvas, jau gaudė elektromagnetinės bangas sklindančias erdvėje. Darbais reiks įrodyti, kai oras pabiuro, žiema štormas Baltijos jūroj, ledai sliuogia lūžta, rūsčiausia drama, lekia jaudinanti radiograma. Ledlauži jarmakai, šaukiame jūs, į atvirą jūrą nuneš žvejus. Valio jarmakui, nepabūgo ledų, nuskriejo žinios be laidų. Taip gimė pasaulyje ir šis amžiaus stebuklas, radijo ryšys. Jūs klausėte, kas jis? Trumpa kalba, kol kas tai tik mokyklos radistų pažiba. Ir vardas jo paprastas Vasia. Perėjo šįmet tik į 7 klasę. Bet galbūt kaip tik jis, po kiek ilgų metų, išgirs balsą iš tolimųjų planetų. Aš nežinau, kas laukia radijo, kokios kelionės, gal naują ryšį vadins kitaip žmonės. Na kągi, viską mums ateitis parodys. Bet kad bus naujovių, mano garbės žodis. Na
Na štai ir šios rimtos istorijos pabaiga. Tiesa, čia mano ultralinksma banga. O dabar viso geriausio dėkoju tiems, kas klausė.